tokie praktiniai dalykai. Tai yra, kasgi tam viešųjų pirkimų pasaulyje naujo. Nu, duokit man kažkokį tai įrankį, ar ne? Tai Giovanni, kokį įrankį siūlote ir apskritai, kokius sprendimus, kokias problemas išsprendžia jūsų siūlomas įrankis? Pradėkime gal nuo to. Istorija yra tokia, mes turėjom vieną klientas, kad dirba su viešais pirkimais ir mums sakė, kad yra nauja sistema Lietuvoje, lapkričio 2024, man atrodo, CPS. Ir sako, mano komanda reikia daug laiko, kad mes suprasim, kad yra galimybė mūsų verslą. O kaip daryti, kad nebūtų valandą, savaitės, būtų minutės. Ir mūsų tikslas yra įkurti, ir mes įkūrėm įrangą, vadinasi vieši pirkimai AI, jūs galite ir klausti Google ir ChatGPT irgi, ir man atrodo, kad mes ten būsim atsakymai, kad bus greičiau suprasti, jeigu verslams yra galimybių dirbti su viešiais pirkimais. Mūsų tikslas yra, kad viešiai pirkimai būtų atviri ir visi galės dalyvauti. Ir jeigu yra vienas produktas, kompanijos idėja, kad yra geresnė ir patobulėjo mūsų bendruomenė, tai turėtų būti tas, kad laimės. Ir čia yra mūsų tikslas ir svajonė, sakyčiau. Giovanni, aš prie to rimtesnio klausimo. O kokias problemas jūs išsprendėte viešųjų pirkimų bendruomenės? Yra daug dokumentus jūsų skyriuose ir mes žinom, kad dirbtinio intelekto galima naudoti, suprasti, galima palengvinti jūsų darbą. Apie kaip čia galima padaryti, aš visiškai nežinau tikslingai, bet galiu pasakyti, nes mes turim daug bendravimo su profesionaliais iš jūsų skyrius. Tikras vertybės yra žmonai. Ir mes susitikom ne su viena iš jūsų skyrius, kad dirba iš biuro Panevežyje. Ir aš sakau, pasidalink jūsų ekraną. Ir mačiau, kad profesionaliai naudoja puikiai dirbtinis intelektas. Jis turi daug idėjos. Kaip mes imsim tuo idėjos ir įkursim kažką, nelengva, nes yra aišku politikos sprendimus ir yra ryšys. Mes vienas įmonės Lietuvoje su nelietuviškos įkūrėjos ir nelengva mums, bet mes turim kompetencijos ir pas mus yra 200 profesionaliai iš tos skyrius, kad kasdien naudoja mūsų įrangą. O Giovanni, sakykit, bendrai, aš žiūrėjau iš jūsų viešos biografijos, tai jūs nesate viešųjų pirkimų bendruomenės narys ir vieną dieną jūs nusprendžiate būtent kurti viešiesiems pirkimams skirtus dirbtinio intelekto produktus. Bet kodėl būtent viešieji pirkimai? Kuo yra įdomus technologijų kūrėjams? Yra labai gaila, kad daug protingų žmonių nematė į viešiais pirkimais kaip įdomų tema ir ypač nuo technologijos pusės. Nėra daug programuotojų, kad mato į viešį pirkimą ir galvoja, tas bus labai seksi tema mums. Gaila, bet galimybės, nes reiškia, kad nėra daug, kad bando padaryti kažką geriau tos skyrius. Ir aš neturėjau jokių patirtį ir jokių rolų. Mano tėtis dirba šioje skyriuje Italijoje, bet aš ne. Ir mes matom, kad yra problema. Yra daug sistemos, kur ta informacija tikrai yra. Ta informacija, mes pasikalbėsim apie tą, yra atvira, tai visi galima skaityti praktiškai, bet nėra taip lengva praktiškai, jeigu jūs žinot, kokia yra profesionalio vadovų gyvenimą. Ir mes matom, kad ne tik tai dirbtinio intelekto, bet ir technologija galima palengvinti darbą ir padaryti taip, kad bus greičiau. Daug galėsiu pasakyti apie kaip mes tą darom, nes dabar mes pafokusinam ant paieškos ir supratimą, kaip ieškoti galimybių verslam, kaip suprasti, kas yra viduje. Ir tuoj bus ir galimybė su dirbtiniu intelektu žinoti, kas buvo prieš tai, kas laimėjo, kodėl, ar yra sutartis, kokia kaina, kokios kriterijos. Aš mėgstu labai pasakyti, kad dirbtinis intelektas yra duomenų žaidimas.
Ir viešiai pirkimai yra daug auksis mums, nes yra daug informacijos, daug duomenų. Ir man atrodo, kad mes ir kiti profesionaliai gali daryti labai gerų darbų, nes ta technologija mums labai padės šios skyrius. O žiūrėkit, dabar palėtė prieigos prie duomenų klausimą, nes dirbtiniam intelektui, kai jis veiktų efektyviai, reikia labai daug duomenų ir prieiti prie oficialių duomenų. Tai kaip jums sekasi prieiti prie mūsų valstybės duomenų sistemų? Ar yra kūriamas kažkokios biurokratinės kliūtis, ar tai yra atvira sistema? Mūsų ryšys su valstybės Lietuvoje yra puikus. Mes turim ryšys ir bendraujam labai gerai su CPO, su visos institucijos. Aš norėčiau pasakyti gal vieną pasiūlymą, nes mes turim mūsų kaimynai Lenkai, kad įkūrė jo sistemą ir ten įkūrė toks API technologijos, tai yra labai lengvai integruoti. Aš kaip pavyzdys galiu pasakyti apie mūsų patirtį. Mums reikėjo 1 mėnesį integruoti su lietuviško sistema, o su Lenkijos sistema mums reikėjo 1 savaitę. Labai lengva buvo darbas, nes jeigu nesat matęs tokią technologiją, API reiškia, kad yra viena technologijos ir visi, kad nori, gali prisijungti ir kažką įkurti. Ir mes ir esam žinos apie nemažų Lenkijų įmonės, kad ima to informacijos nuo API-ų ir įkūrė savo sistemą viduje įmonėse. Ir man atrodo, kad yra nemažų lietuviškos įmonės, kad labai bus įdomu jiems to pačiu daryti. Tai kitaip tariant, mes faini, bet Lenkai fainesni. Truputį. Bet mes mažesni ir mes galim greičiau padaryti dalykus. Man atrodo, kad šia dalyka yra teisingas mūsų ilgis, nes mes 4 žmonės komandos, o šalio ilgi. Gerai, Giovanni, o dabar paprastai, kai žmonės ateina į viešųjų pirkimų bendruomenę ir bando kažką jai pasiūlyti, jie turi kažkokią įsivaizdavimą, ko tai bendruomenė reikia. Ir po to, kai jau pabendrauja su ta bendruomenė, jūs bendraujate apie metus, matyti, ne? Tai jūs suprantat, kad jiems reikėjo visiškai kitų dalykų. Tai klausimas, kaip jums kito supratimas apie tai, ko reikia viešųjų pirkimų bendruomenė, nuo pradžios, kai jūs pradėjot bendrauti iki dabar? Aš turiu 2 pasiūlymus jums. Aš mačiau, kad nemažų iš jūsų pusė jau tą darot, bet gal pakartosiu. Nebijokit naudoti dirbtinį intelektą, nebijokit pasigalvoti, kaip tas būtų naudingas, nes aš girdėjau nuo pradžių metų, kaip mes prasidėjom, labai gerų idėjos, kaip dirbtinis intelektas galima naudoti jums, jūsų darbą. Ir man atrodo irgi, kad jūsų organizacijos yra pakankamai atviri, įkurti ir klausyti. Aš labai mieliai klausiu jumis visi ir man klausti, mano vardas nelabai lengva pasirašyti lietuvams, bet bus visoms jūsų kortelėms ir jūs galėsit man paieškoti, mano vardas Giovanni Projeta. Jeigu jūs turit idėjos, aš galiu pasakyti labai stipriai, kad kompetencijos yra. Ne tik tai mūsų komandoje, bet tikrai apskritai. Dirbtinis intelektas, kaip mes pakomentavom trumpai prieš tai, nėra kaip Google, yra didesnė koncepta. Ir mes neturim ribos. Mūsų ribos yra, ką mes galim pasigalvoti, ką mes galim įkurti mūsų galvose. Giovanni, dabar gerai, bet dabar apie praktinę ateitį, praktiškai. Tai įsivaizduojam, kad jūs kūrėte vis tiek savo produktą ir žinote, kokie produktai galėtų greičiausiai ateiti viešųjų pirkimų bendruomeniai. Kokių tų produktų mes galėtumėm tikėtis? Aš galiu, prasidėsiu nuo pradžios. Yra kelinta produktų jūsų skyrius lietuviškos, yra daug providerių, aš nenoriu pasakyti vardų, nes konkurentai visi, bet yra daug ir jūs galėsit tiesiog googlinti viešųjų pirkimų dirbtinio intelektus ir pamatyti, bet mano patirtis ir mano pasiūlymas yra kitaip. Jūs galit naudoti labai žinomai sistemai apskritai. ChatGPT, aišku, žinomasis, aš ir turiu gerą patirtį su Claude
kai kalbam apie įkurti įrašus, įkurti pasirašytos įrašus. Ir aš galiu pasiūlyti, ką nemažiau iš mūsų klientų daro. Jūs turit daug dokumentus, jums reikia daug laiko suprasti, kas ten yra, ar geriau pasirašyti, kas ten yra. Jūs galit uploadinti į ChatGPT ir pamatyti, kas atsitiks. Čia yra mano pasiūlymas. Maždaug nuo to ir pradėti. Gerai, ačiū Jums labai, Kęstuti, matyt, pasikalbėkime dabar apie viešųjų pirkimų tarnybos duoną ir patirtį, turite ir karčios patirties, ir turite įdomių išmokimų. Tai matyt natūralu, kad viešųjų pirkimų tarnyba, jos duona kasdieninė yra kaip